Labą dieną. Labą vakarą visiems. Nu ką, antrasis etapas. Bandysim gazuoti rytoj. Labai daug dalyvių prisirinko. Džiugu. Rytoj bus gausi mūsų komanda. Net 6 vairuotojai. Tai nieko, tikimės rytoj nebus lietaus, o jeigu bus, tai jau šiek tiek namų darbų pasidarėme. Geriau pasiruošėm nei praeitą kartą. Didelė konkurencija, bet nuo to tik įdomiau. Tai ką, po biškį ruošiamės, kraunamės, varysim technikinę neužilgų, pasivarom technikinę ir ką. Atsipalaiduojam, ilsimės, rytoj keliamės ir gazuosim. Nu jau filmuoji? Na ką tu galvoji? Labas. Labą dieną. Atvykom į svečius. Važiuojam į techninę apžiūrą. Patvirtinti, ar automobilis tvarkingas ar paruoštas varžyboms. Bet net nebejoju, kad taip ir bus. Ką? Gerai su. Aha. Tas reikėtų pramankštinti. Jo, reikės pramankštinti. Bet jau, jeigu kas... Sveiki, tai esame Vilkyčiuose. Atvažiavome į Lietuvos autokroso, rallycrosso meką. Praėjome jau šiandien techninę komisiją, administraciją komisiją. Visi praėjome, turėjome šiek tiek reikalų, ką reikėjo pasitvarkyti. Susitvarkėme viską. Smulkmenos iš tikrųjų, žiauriai mažos smulkmenos, viskas sutvarkyta, viskas paruošta. Dabar tiesiog važiuojam ilsėtis ir susimatysim rytoj. Praėjome technikinę, kelis reikaliukus reikėtų pasitvarkyti, praėjo sklandžiai, lauksim rytojos, dabar pradėjo lyti, bet manau rytoj bus geras oras. Prasėjau trasą ratuką su Mantu Laskovu, bus didelė konkurencija, tikrai mašinos visos yra čempionato lygio, tikrai nežadu nusileisti. Svajonė podiumas ir manau ją pasieks. Šiaip smulkmenos, viskas yra tvarkoj, kažkokių ten problemų su dideliais techniniais dalykais nebuvo. Šitas masės išjungėjas buvo užstrigęs, tai pamankštinom, pajudinom, padarėm, kad šiam momentui veik rūksta lipduko dar prie pačio masės išjungėjo šitoje vietoje. Principe viskas yra tvarkoj ir mes rytoj esame pilnai pasiruošę žudyti. Labas rytas, esame Vilkyčiuose. Kaip matote, turime visai neblogą orą. Aišku, saulė nešviečia, bet yra viskas gerai. Turime antrą Lietuvos automobilių kroso čempionato etapą. Ačiū Kazimierui, kad padarė šitą renginuką. Šiandien turime 6 dalyvius už Skaudvilę važiuojančius. Tai Mantas Anulis, 1.6 klasė. Aš važiuoju, kaip visada, Super 2 litrai. Martynas Pikčilingis važiuoja į 2 litrus. Mantas Laskovas, gali ten pritraukti 115 numeris, važiuoja kartu su Mantu Anuliu į 1.6 klasę. Žigulys važiuoja į RVD 3000 ir Audi A3, 15 numeris Raimondas Monsvila važiuoja į superkarus. Buvo briefingas jau, papasakojo, kaip vyks šiandien diena. Tai yra eilinė diena ofise. Viską išklausėme, teisėjai pasakė iš savo pusės, pastebėjimus mes iš savo. Pradėsim gazuoti, dabar bus laisvos treniruotės. Trasa yra gan šlapia, žiūrėsim kaip seksis. Užsidėjome kitokio mišinio padangas mes, manau ir kiti klubiečiai tą patį daro. Šiandien žais padangos. Jeigu lys, žais padangos, jeigu sausės trasa, vėl bus daug padangų keitimų, manau. Rytas iš tikro labai neblogas. Panašu, kad Dievas mums biškį padavė šiek tiek geresnio oro negu tikėjomės. Lietaus debesis yra, bet kol kas nelyja baisiai. Kalbant apie automobilį, tai nuo vakarykštės dienos nieko neveikėm, tik tai lipduką užsiklijavom ir pakeitėm priekinės padangas, užsidėjome šiek tiek minkštesnės padangas, nes turim įtarimą, kad mums jos gerai turėtų sudirbti. Lūkesčiai visada yra aukščiausi, tikimės, kai visada pirmos vietos. Važiuosim, žiūrėsim, kas bus po pirmo važiavimo. Turime mūsų klubo atstovą Mantą Laskovą, važiuoja į 1.6 klasę, tai yra kiek laiko sportuoji šitame sporte? Pradžia prasidėjo kaip ir visiems, gal, sakykime. Vieni nuo palūtarkų, kiti nuo dakaško, aš pradėjau 15 metų nuo bulio. Buliuose suvažiavus, pabiškai tobulėjom, šiek tiek aukštaitį, šiek tiek žemaitį, daugiau gavos taip išėjom iki čempionatą. Dabar kiek laiko šitą automobilį turi? Šitą mašiną buvo paruošta 21 metais. Telšiuose. Buvom suvažiavę kelius ne visai pilnus, vieną pilną sezoną 22 metų. Daugiau šiek tiek mažesnis laiko tarp su darbais buvo neišėjęs susidėlioti. Po to buvau šiek tiek sustojęs tam sporte, gal šiek tiek kitoj disciplinai, kokį kartingą pavairuodavau, ten, va, kaip mat, praeitais metais su galvų varomu šiek tiek pavažiavau. Tai
atkaliam, kaip sakant, mašiną, yra galimybės, šiuo momentu atostogauju, tai reikia važiuoti varžybas, būtinai. Tai labas rytas visi, ką šiandien pagrindinė diena, kol kas oras pasaka, testuojam padangėlės įvairiausius variantus, norim geriausių rezultatų, važiuosim dabar pasitreniruoti, priesim kaip seksis, kol kas mašina viskas pasaka, pats mėgau gan neblogai, viskas kol kas tikrai atrodo puikiai, matysim dienos eigoje, kaip turėsim 10 mašinų mano klasėje, tai bus košiama kalošė, tai sakant, tai matysim, stengsimės kaip įmanoma geriau, aš stengiuosi rinkti kilometrų, bet aišku stengsiuosi ir seniem vilkam įkąsti. Čia mūsų dar vienas klubo narys, nežinau ar prisijungia laikinai, Martynas važiuoja į 2 litrų klasę. Sveiki, gal važiuoju 13-14 metų. Nu, aišku, dabar jau 2 metai pertrauka, nes mašiną pardaviau. Bet kadangi Edvinas išvyko ir davė savo automobilį, kodėl nepabandyti? Man dabar 28, aš pradėjau nuo 13. Tai čia kelinti metai buvo? 10. 10 metai. Tai aš kiek pamenu, pradžiai pradėjai važiuoti su oranžiniu antru golfu. Jo, Juniorų klasė. Jo, paskui persimetė į Super 2 litrus. Pradžiai Super 1.6, paskui Super 2 litrus ir paskui pasidariau polo ir ten ir pabaigiau. Pasiėmėjai mašiną iš Edvino, kažką darėjai tikrai? Nu, šiek tiek. Šiek tiek išvaizda, šiaip iš techninės pusės kaip ir viskas buvo gerai. Dabar kokie tavo lūkesčiai šiai dienai? Nežinau, pažiūrėsim po treniruočių ir kontrolinių. Visiems geros dienos, pavarom vyrai šiandien. Ir ten, kai giluminį tą posūkį parleidai. Drąsos trūksta, bet šiandien parėjau. Nu ten, Apačioj? gale, jo. Trūksta biškį. Ketvirta parėjau šitą duris. Ne, trečia. Aš irgi, tas pats. Suvažiavome jau chronometruojamus, mano laikas 5, bus antra eilė, viskas gerai, šlapia dar kol kas, bet šiek tiek jau ir prasausėjo ta trasa. Manau, kad viskas normaliai, kontroliuojama. Vienas startas bus. Tai va, tai trumpai tiek, atakuosim. Na tai ką, pasidarėm treniruotės, prasivažiavom chronometruojamas, tai kol kas nuliūdau šiek tiek, nes atrodo taip stengiaus, gerai suvažiavau, bet iš 10 dalyvių esu 9 kol kas. Tai nežinau, viskas gerai. Pirmas sezonas, antras gyvenime rimtos lenktynės, tai mokinsiuos, žiūrėsiu, stengsiu spausti ir finale vis tiek viskas ten gali taip būti, iš galo gali pirmas atsirasti. Suvažiavom chronometrinius, nesitikėjom gal taip iš tikrųjų, buvo tikslas gal trejats toks labiau, bet nenusimintume į 5 būdami. Suvažiavom pirmi, šlapia trasa iš tikrųjų, visiems manau sąlygos vienodas yra. Galbūt nėra tas scenarius kaip Šakiuose, visiems buvo, kad jau visiškai tiek šlapia, bet sakykim, momentais turi prisistabdyti nemažai ir pažaisti su gazu, ne tik tais, kad ten kaip nutrūkęs nuo grandinės, tik tai svaryti, kad pataikyti tas trajektorijas, bet kol kas viskas palei planą. Mašina kol kas, sakykime, gerai, va čia tas pats kas testai, mes niekur netestavom, nieką nedarėm, atvažiavom čia kaip ir testai, kaip ir varžybos, gerai praleis laiks, viskas viename, kol kas viskas palei planą. Nežinau, per laiką net nežiūrėjau kelinus esu, tai sėkęs taip. Bandai pripres prie mašinos, taip ir sekas. Daugiau trasa, kaip ir jeigu nelys, bus labai ledas trasai. Čia aiškiai yra įsimušę, bet viskas įmanoma. Jau mašinas kol kas viskas patenkis, kad tik nebirėtų. Na ir taip ir iš šono matus, žinai, kad juda ta mašina tikrai neblogai. Tai pliusas dėl šito, svarbiausiai, kad mašina gerai važiuoja ir pats. Jo, ir tada jau gali jau savęs, jau maksimaliai gali važiuoti. Daryti sklendės. Sveikis, galiu sakyti, pirmą kartą važiuoju su Žigulį, tai ne kažką. Nenorėčiau daug antrą kartą bandyti, bet patirtis daro savo vis tiek, kad tai būtų gerai pasibandyti. Važiavęs su priekį varomu ir su šiuo metu pabandu su galų varomu, tai tikrai pasirinkčiau priekį varomu. Ne galų varomu automobilį. Važiuoklę pasitvarkėm, ten apsiplovėm, sėdynės pasikeitėm, kad atitiktų reglamentą ir viską. Tai kokie lūkesčiai tavo šiandien? Finišuoti. Pirmiausia. Datempsim iki finalo, datempsim, jeigu ne, tai trausimės ir eisim.
ką, tai dėmesio į startą, taip pat pasižiūrėsim, kas kurias pozicijas užims. Bėgo pirmoji kvalifikacija, vieną poziciją atlošiau, 10 mašinų važiuojame vienoje klasėje, 1-6, vieną poziciją atlošiau, dabar būsiu 8, važiuosiu iš prieš paskutinės eilės, pasižiūrėjau, kur darau klaidas, stengsiuosi ten pasitaisyti ir stengsiuosi po šito važiavimo sekančio antros kvalifikacijos dar atsilošti porą pozicijų, jeigu pavyks, žinoma. Sekis neblogai, startavau antras ir antras atvažiavau. Šiek tiek biškį nuostolių yra, bet viskas gerai kol kas. Bandysim aukščiau kilti. Tai va, suvažiavau pirmą kvalifikaciją, kadangi yra 2 pogrupiai, tai startavau iš pirmos eilės ir iš 3 vietos, tai pavyko vieną vietą atgrot ir suvažiavau antras, visai yra neblogai skaitau, svarbiausia, kad mašina negriūtų, kol kas ji negriūna, manau yra viskas gan padoro, siurprizų įvairiausių gali būti ir su metalu sutarties nesudarysi, čia Modesto Banelio žodžiai. Suvažiavo visai neblogai. Edvis šiaip spaudžia varškį iš to Žigulio, o einam pažiūrėti, kas nutiko Raimondui Monsilai. Mindaugai, kas čia yra nutikę Raimondo mašinai? Raimondai, kas nutiko? Čiagas nulūžo. MP parts nelaiko. Pavyks susitvarkyti ar nelabai? Taip ir skaudžiai lūžo. Supratau. O dalyvių parke nėra, kas turėtų tokių dalykų? Reikėtų praeiti, pažiūrėti. Tikimės, kad viskas bus gerai. Ir eisim paklaus kolegų, gal turės kažką paskolinti. Viskas prasidės 4 metus parkingai ramiai, surinksi ratus. Jeigu duoda žalią šviesą, organizuoja mašiną. Tai organizuoja mašiną? Ai, gerai. Važiavom 2 kvalifikacijas, esam pirmi, bet nesam gal baisiai apsidžiaugę rezultatų, nes per abi 2 kvalifikacijas niekaip startų išsigaudyti, bandėm vienas padangas, prieš tai dabar užsidėjom kitas padangas, sausesnę trasą. Vis tiek negalim išsigaudyti startą, šiokį tokį incidentą turėjom. Pirmi 3, kai išlindom, tai gavos toks susibūrims, viens į bortą, aš šalia, ten lyderis iššaukęs iš startą, palika vidinį, vidų palika laisvą. Gavau įlyst, pralindau, pabaigiau pirms. Bet čia, kaip sakant, diena nesibaigė. Startus turim kažkaip bandyti išsigaudyti, nes startai yra pagrindas, o žmonės irgi ne visą laiką klaidas daro. Tas klaidas laukiam, naudojam, kaip bus, tai bus. Prabėgo antra kvalifikacija. Startas gavosi neblogai, užsidėjau kitas padangas. Šitos padangos labai gerai sudirbo, važiuojasi žymiai smagiau, geresnis sukibimas. Šiek tiek dėl jų dviejų, bet viskas gerai. Prieš paskutinis likau.
komentaras iš mechaniko pusės, kaip kolegom sekėsi. Tai Martynas Pikčiulingis buvo problemų su galiniais stabdžiais, užsikirto rankinio reguliatorius ir užkirto galinius ratus. Tai labai sunkiai gavosi važiuoti, buvo ir iš mašinos kaitimo, šiaip netaip užbaigė kvalifikaciją, susitvarkė žmonės, dabar tiesiog ant tiesioginio pajungė, apėjo tą reguliatorių. Tai su ratais galiniais stringančiais problemų nebėra. Dar viena ant viršaus problemų, tai tiesiog stovint vietoj nustoja generatorius krauti. Tai gerai, kad turim pas save atsarginę detalę, davėm kolegom ir išspręs tą problemą greitai. Sprendimai darom originalų, dedam, tą išimsim lauk, halę sportinį, kuris įlūžo. Tai bandysim bėgti toliau, rankų nenuleidžiam. Blogos naujienos, trečioje kvalifikacijoje jaunuolis su antru golfu ir su Mockum turėjo susidūrimą, nespėjau sustabdyti, atsitrenkiau juos, sulenkėm balkį, balkis parstūmė radiatorių į variklį, pradėjo bėgti antifrizas, sulenkė variklio apsaugą visą, jau nebevažiuosiu finale, gaila yra kaip yra šiandien užteks, krausim ant ralo ir judėsim į kitus etapus. Praėjo jau 3 kvalifikacijos, nežinau, realiai bendroje įskaitoje kelintas esu, bet turėtų būti kažkas apie 1-2 eilė, manau, nes visas 3 kvalifikacijas sulėkiau antrą savo pogrupyje, ir dabar liko finalas. Vijausi varžovą, ta prasme buvo stipri kova, mašina užkaito, tai reiškia, kad reikia atverti visus takus, kad kuo daugiau oro gautume. Sakius, 3 važiavimai, kol kas pirmi esam, konkurentai visi geri, negalim nieką nuvertinti. Trečiam važiavime incidentas įvyko, raudona vėliava buvo, startavau gerai, tai pirm starts buvo iš visų 3 važiavimų, kurį pavyko pasidaryti, tai šiek tiek jaudulio tokia įdavė, galvoju, mažą ką vėl nepavyks, bet viskas gerai pasisekė. Šiek tiek pats bandau su mašina kažkokius tokius atlikti, kažkokius galbūt neapgalvotus sprendimus, išorę daugiau vidų, didesnį greitį palaikyti, bet rezume viskas gerai. Bet sakau, kitą kartą labai aiškiai matos, sakykime, kad ir mašina šiek tiek silpnesnė, kitą kartą nebūtent to reiktų, kitą kartą trajektorija geresnė, jei da kažką, bet džiugu ir už konkurentus, kad galim visi kartu startuosim greičiausiai finale nuo pirmos eilės. Pačiam, sakykime, manau, testai kol kas gerai, esu patenkintas kol kas mašiną. Tai laukiam finalą, negaliu užmigti ant laurų, ne vieną pamoką suturėjęs, kai visą dieną gerai sekas, o finalas ateina, o finale rezultatą nėra. Bandžiau visus ratus, nepaėjo ir paskutiniam posūkį realiai pavėjau išorę. Buvo rizikuota, bet pasiteisino. Kokios mintis galvoj buvo? Gazas dugnas ir jokių minčių tiesiog. Buvo rizika, bet pasisekė. Kitą kartą gal ir nepasisekė. Tai smagu, mašina pagaliau negenda, viskas gerai. Tai nebekaista? Šiek tiek kaista, bet manau, kad yra viskas bus. Tai neatitempsė, tėvai važiuok, tai nenori važiuoti. Tai nori, bet tai tema iš visas baisi yra. Landžiūronai nuėjo, viskas, amortis jau prieš čia. Viskas, pasiniai, čia jau viskas paleidiniai. Čia visa pačia tai yra. Abudu kampai. Tai čia apsauga čia, ne? Šitoje vietoje. Tai ir neapsauga, man tai išplaukti. Kojus daužyti, tai vis tiek atsidaužys. Naujas skylės, tai viskas
Važiuoji toliau, radiką įmetam. Visio. Davai, keliam, aiškiai. Ta tur apsaugą gali prakišti į priekį. Nu jeigu išsitiesi. Bando, nėra. Visiems duod radiatorių, tai varo. Bet reikia protingų reikia žmonių, kad čia 2-3 žmonės ir viskas. Pas mus Aurė, kokia situacija? Kas ten yra su to radiku, jis pradėjo leisti? Ne, tai tu juo pradėjo leisti ir matai, kas kaip apsauga. Sakiau, nevažiuosim, tai važiuosim. Simas paskolins radiatorių savo, tai nusprendėm važiuojam. Reikia lėkti, finalas vis tiek. Bus kaip bus, jau nėra ko prarasti. Kad ir paskutinis, bet svarbu išvažiuoti, viskas bus gerai. Surikiuota finalinis važiavimas, na ir pažiūrėsim, ar pavyks sklandžiai, ar pavyks be grėšų ir kas bus greičiausia. Važiuojam! Trečią vietą iškovojo Kupiškio automoto sportas, kem 5 taškai. Ir antrą vietą su 2 taškų pranašumu prieš trečiąją iškovoja Skaudvilės AVSK Karšuva. Ir su 54 taškais šio etapo nugalėtojais tampa ekipa Ekrosas.
baigiame Vilkyčius. Žiauriai sunki diena. Sunkios ir vakar sunki diena, ir šiandien sunki diena. Bet šiaip ne taip, biški čia taurių parinkom. Tai aš trečias Super 2000 klasiai. Mantas 161 vieta. 161 vieta ir komandiniai. Komandinė antra vieta šiandien. Visai neblogai čia. Yra kur tobulėti visada, bet kai čia tiek velnių aplinkui, tai viskas yra gerai tikrai. Tai ačiū visiems, kas buvot, kas palaikėt ir susitiksime tikriausiai Telšiuose, o gal net ir... Ai, nesakysiu. Gerai, Tomi, ačiū. Pafilmuok vieną dalyką. Čia gavau iš trečią vietą tą paukštytę. Tik. Nu, tėtis su tėvo diena. Ačiū. Tėvo diena. Ačiū. Tik. Džiaugies, kad tokia paukštikė. Labai. Džiaugies.